Turime 65 kaladėlės, štai čia mūsų turinys, tai ką turime. 65 tai yra 60. Čia matai yra sugrupuotos kaladėlės po 10, tai 10, 20, 30, 40, 50 ir 60 ir 5 vienetai. Štai čia matai 5 vienetai kaladėlių arba tiesiog 5 kaladėlės, 5 vienetai. Ir iš tokio turinio atimame 23. 23 bus mūsų atiminys, jeigu prisimeni. Ir ką mes gausime? Pradėkime nuo vienetų. Turiu 5 kaladėlės, noriu atimti 3. Štai turiu 5 kaladėlės, atimu 1, 2, 3 ir kiek liko? Liko 2. Taigi liko 2 kaladėlės, tai yra vienetų skirtumas. Ir dabar paskaičiuosime dešimčių skirtumą. Turiu 60 kaladėlių arba 60 ir noriu atimti 2 dešimtis. Taigi atimsiu 1 dešimtį, atimsiu 2 dešimtį. Ir kas man liko? 1, 2, 3, 4 dešimtys. Man liko 4 dešimtys ir tai yra mano dešimčių skirtumas. Dabar matome, kad 65 minus 23 yra 42. 4 dešimtys ir 2 vienetai. Štai 4 dešimtys ir 2 vienetai.